Baigėsi Lietuvos karinių oro pajėgų oro gynybos bataliono kartu su Norvegijos sąjungininkais organizuotos NASAMS kovinio šaudymo pratybos. Šių pratybų metu sėkmingai įgyvendinom visus išsikeltus tikslus, patikrinom savo karių pasirengimą vykdyti tokio pobūdžio pratybas, atlikti kovinio šaudymo pratybas iš vidutinio nuotolio oro gynybos ginkluotės NASAMS, parengėme savo pratybų planavimo personalą ir, žinoma, vienas iš svarbiausių tikslų tai yra pratestavom Lietuvos kariuomeniai naudojamą vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Esu štabo seržantas Juozapaitis. Už mano nugaros matote du ugnies valdymo centrus. Jų NASAMS ginkluotėje pagrindinė funkcija valdyti visus esamus komponentus, tokius kaip elektrooptinį sensorių, Sentinel radarą bei paleidiklį. Atlikome kovinį šūvį, kurio metu apžvalgos radaras Sentinel užfiksavo taikinį, elektrooptinis sensorius jį patvirtino ir paleidiklis atliko šūvį. Esu seržantas Lukaševičius, apžvalgos radarų skyriaus vadas. Prieš save matote vieną iš NASAMS sistemos komponentų, tai apžvalgos radarą Sentinel MPQ-64F1. Šio radaro pagrindinė paskirtis yra aptikti orlaivius, kruizinės raketas, dronus, sraigtasparnius, aptikti juos, surinkti tam tikrus duomenis, tai yra, tarkim, aukštį, kryptį ir tos duomenis perduoti į ugnies valdymo centrą. Tai būtent be radaro duomenų mes, galima sakyti, būtume tarsi be akių, nematytume taikinio. Sveiki, esu grandinė Viktorija Plienytė. Už manęs matome elektrooptinį sensorių. Radaras į valdymo centrą atsiunčia orlaivio kryptį ir mes su elektrooptiniu sensoriu galime atsisukti tiesiai į jį ir atpažinti jį vizualiai ir taip pat sekti jį danguje. Tai jo pagrindinės funkcijos - atpažinti orlaivį vizualiai. Tai mes galime padaryti, nes turime kameras. Viena yra kamera TV nespalvota kamera, kita yra infraraudonų spindulių kamera. Su lazeriu mes galime nustatyti atstumą iki orlaivio. Ir taip pat dar viena funkcija yra, kad galime pažinti, kad orlaivis yra sunaikintas. Sveiki, esu grandinis Žilinas Pukis, paleidėjo skyriaus vadas. Tai paleidėjas, kaip matom, kuris stoja už nugaros, yra vienas iš NASAM komponentų, kaip ir užduotis yra paleisti raketą. Jis yra toks pagrindinis smūgiamoji jėga iš NASAMS vidutinio oro gynybos sistemos. Būtent jo paskirtis tai yra transportuoti, paleisti ir apsaugoti 6 raketas. Paleidiklio pats transportavimas vyksta nuo sunkvežimio aktoriaus, kuris stovi šalia paleidiklio. Taipogi ant sunkvežimio yra uždėtas kranas, kurio pagalba mes galime pertaisyti raketas. Į paleidėją dedasi 6 raketos. Raketos gali būti nebūtinai vieno tipo, galime dėti kelias skirtingas raketas. Ugnies valdymo centras, gavęs informaciją apie taikinį, perduoda informaciją tiesiai į paleidiklio kompiuterį, viskas vyksta automatiškai, paleidėjas atsisuka į taikinį ir paleidžia raketą. Labai didžiuojasi kiekvienu oro gynybos bataliono kariu, kurie visų pratybų metu, tiek pasiruošimo metu pademonstravo savo profesionalumą ir jų dėka visų šių pratybų tikslai buvo pasiekti. Taip pat labai esame dėkingi Norvegijos karališkų oro pajėgų Orlando oro gynybos bataliono kariams, kurie viso pasiruošimo metu tikrai padėjo mums suorganizuoti šias pratybas, taip pat dalinosi savo patirtimi ir savo sukauptomis žiniomis.